Labas visiems. Prisiruošėm va tokių profiliukų. Apsikliavom juodą izoliaciją vieną pusę. Po to paaiškinsim, kodėl juoda. Žodžiu, turim darbelį. Įsidaužėm tinką. Pasidarėm, kad šitas profilis tenais tilptų. Ten, kur reikia, įsipjaustėm gipskortelį, po to grąžinam viską, kad būtų sandaru. Ir misija tokia, kad visur būtų, sakyk labą. Sveiki. Visur turėtų būti 10 mm tokia shadow gap sulė. Visur. Durys bus irgi paslėptos. Tai irgi turi sutapti viskas idealiai. Tai tokio darbelio čia yra nemažai. Taip, pafilmuosime etapą. Čia kai daužėm, pamiršom pafilmuoti realiai, bet tai ką čia išpjaustėm, išdaužėm. Po to su rodmantu vėl prastinkavom, kad būtų atstumas toks, koks reikia. Dabar einam pjaustyti ir klijuoti, kur galim, kol dar durų profilių nėra. Pačiu šitus profiliukus. Tai jo ten reikės kampus supjauti, suklijuoti, suvesti, yra ką veikti. Tai po biškį pafilmuosim ir parodysim, kaip čia mums sekasi. Kur tinkuotos sienos, tai klijuosim ant kilto klijų tokių tirštų. Žodžiu, žaidimo, tai čia ojojoj. Čia jau yra kampas pripjautas, tai dar reikia su šitų kampų suvesti. Ir šitą, ir dar milimetrą biškį įsitraukti, kad glaistui būtų ir tinkliukui, arba stiklo audiniui. Tai bandysim dabar klijuoti. Tokių va gulšiukų pasidarėme, ant gulšiukų užsidėję po milimetrą, ten tokius plasmasiukus, kad įsitrauktų šiek tiek. Ir mintis tokia va, kad šitas kampukas irgi turi sueiti gražiai su šitais kampais. Va taip kaip glaistys. Ir dar turim tokias prisipjovę 16 mm tokius pakištukus. Ir reikia būtinai turėti va tokios kojines. Kitaip nieko nesigauna. Finalas gaunasi štai toks. Grindjuostės visur vienodas tarpelis. Nėra jokių nutrūkimų. Tarp baldų irgi lygiai taip pat. Durys vienoj plokštumoj su siena. Tai žiūrisi labai estetiškai ir gražiai mums. Mums šitas variantas yra pats gražiausias, koks tai gali būti. Bet reikalų yra, kad suvesti visur su po baldais, kad būtų paaiškinti ir baldininkams reikia. Ir jeigu grindis, pavyzdžiui, mikrocementas, dar viena istorija atsiranda, tai reikalų tikrai yra. Bet šiai dienai yra 3 variantai pagrindiniai, tai apie juos šiandien ir papasakosim trumpai. Pirmas populiariausias variantas, tai kai grindžiuose tiesiog uždengia tarpelį tarp grindų ir sienos. Mums gražiausiai, kai grindžiuose ir durų apvadas yra vienos spalvos ir vieno storio. Tai šitas pats populiariausias tikrai variantas. Tik dabar vis dažniau atsiranda tos vadinamos nematomos duris, kurios lygiai su siena, ir kiti dar vis daro grindjuostes kaip pirmam variante. Mums atrodo taip gan keistai, bet gal skonio reikalas. Antras variantas, tai kai jeigu nematomos duris, tai idealiai tinka šitos priglaistomos grindjuostės. Jos irgi yra vienoj plokštumoj su durim ir čia viskas labai tvarkinga ir gražu. Tik aišku, jau vienos linijos išlaikyti su šitom grindjuostėm neįmanoma, tai duris būna dažniausiai tarpas, o pačios grindjuostės jau nebeturi to tarpo. Bet čia toksai jau, kur labai iki smulkmeniškai, jeigu žiūri, tai jos tiesiog nusikerta ir jau taip nepadarysi kaip darė mes. Bet variantas labai geras. Na ir trečias variantas, kur mes parodėm, tai su juo galima padaryti idealias linijas, bet turi ir pliusų, turi ir minusų. Tai pavyzdžiui, laminato jau tikrai nepadarysi šitom. Ir reziumė turbūt, kad jeigu pirmas variantas visiems aiškus, tai antras ir trečias jau reikia apsigalvoti, kad šitie variantai turi būti nuspręsti jau netgi prieš tinkavimą. Jei dar kas neapsisprendė, tai tikimės, kad šitas video kažkiek padės. Tai viso ir iki.